Sveiki visi, pradėkime 17 anoniminių akmenoholikų susitikimą ir gal kažkas norėtų tarti žodį pirmas. Sveiki, mano vardas Mantas. Sveikas, Mantai. Ir aš ėjau nusipirkti vieno akmens. Ir kuo viskas baigėsi? Nusipirkau 2 safyrus ir dar 6 kitus akmenis, bet aš galiu paaiškinti. Aha, mes visi taip sakom. Ne, šį kartą aš rimtai. Atėjau tik tai vieno akmens, buvo viskas aišku, biudžetas buvo aiškus, viskas aišku. Ir tada pamačiau vieną, graži spalva. Pamačiau kitą, nuostabiai blizga. Pamačiau trečią, žiūri į mane, tiesiog sako, paimk mane. Mantai, paimk mane, juk žinai, kad paskui gailėsies. Va, taip ir buvo. Tai akmenys su tavim kalba, kai kurie net labai aiškiai. Aš nedidelis, aš telpu ir be manęs kolekcija būtų skylėta. Ir tu patikėjai? Aš juk juvelyras. Darbas toks. Negi aš galiu apsimesti, kad jų nematau. Tai kiek išleidai? Maždaug 2 daugiau negu planavau. Gerai, tai tada kitą savaitę tuo pačiu laiku, taip? Jo, tik aš dar užsuksiu pas vieną akmenų pardavėją. Trumpam.